Labas rytas. Šiandien ir vėl sveikinamės iš Santaros klinikų. O tema mūsų yra apie antibakterinius vaistus. Tai stebuklingas išradimas, nuo kurio priklauso gyvybė kritinėse situacijose. Tačiau kartu vis dažniau girdime ir apie bakterijų atsparumą, netinkamą jų vartojimą ir pavojus ateities medicinai. Ką tai reiškia mums visiems ir gydytojams sudėtingiausiose situacijose, apie tai šiandien ir susirinkome pasišnekėti, o su mumis kartu yra Santaros klinikų anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centro gydytoja anesteziologė, reanimatologė, klinikinės farmakologijos skyriaus vedėja, daktarė Ingrida Lisauskienė, kurios darbe kasdien ir susiduriama su tokiamis situacijomis, kai antibiotikai tampa gyvybiškai svarbus. Tai dar tik labas rytas. Labas rytas visiems. Ir pradėkime mūsų pašnekesį. Pirmiausiai, kokiuose situacijose antibiotikai iš tikrųjų tampa vieninteliu šansu pacientams išgelbėti gyvybę? Tiesiog reikia žinoti, kas tai yra tas antibiotikas. Žodis, tai kilęs yra tas žodis iš graikų kalbos ir tai reiškia kova prieš gyvybę. Antibiotikas yra medžiaga, kurią mes paėmėm iš kitų mikroorganizmų kovoti su jų kaimynais, priešais. Ir aišku, mes dabar turime jų begalę sintetinių ir tikrai nemažą arsenalą šitoje vietoje. Bet iš tikrųjų, jeigu mes turime bakterijų sukeltą infekciją, antibiotikai yra pagrindinis gydymo būdas. Žinoma, kad infekcijos gydymas susideda iš keletos dalykų. Chirurgija, tinkama infekcijos židinio kontrolė, pačio paciento imuninė sistema ir žinoma, antibiotikas yra tikrai svarbus šitos kovos dalyvis. Iš tiesų, jūs tarsi ir paminėjote, kad mes turim įvairių sintetiniai, tai kokio platumo yra šių vaistų arsenalas, kokius ginklus mes turime? Šiaip mes už 3 metų minėsim 100 metų, kai buvo sukurtas pirmas antibiotikas penicilinas, kurį turbūt žino kiekvienas žmogus. Tai jis buvo atrastas netvarkingo gydytojo Flemingo, kuris išvažiuodamas atostogų nesusitvarkė savo laboratorijos ir savo atsitiktinio pastabumo dėka pamatė, kad kažkas ten vyksta toj lėkšteliai. Už tai jis gavo Nobelio premiją ir žinoma, kad nuo to laiko antibiotikų era medicinoje prasidėjo. Šiuo metu mes turim apie 25 grupės įvairių antibiotikų ir tikrai atsiranda vis naujų naudojamos antibiotikų kombinacijos, tačiau kaip mes toliau ir kalbėsim, tai arsenalas nėra pilnas. Viena iš didžiausių problemų, kad mes tikrai turime be galo mažai naujų antibiotikų. Jeigu pasižiūrėsim statistiką, šiuo metu vykdoma 43 klinikiniai tyrimai su naujais antibiotikais, tuo tarpu su naujais onkologiniais vaistais 1500 klinikinių tyrimų. Tai rodo, kad mes kalbam apie antibiotikų trūkumą ir tikrai jame esame. Pašnekėkime apie vieną turbūt iš labai gajų ir dažnai girdimų mitų, ypač šiuo periodu, kai daug yra peršalimo ligų, peršalimas ir gydymas antibiotikais. Tai kodėl vis dar labai intensyviai vadovaujamasi nuostata, kad antibiotikai tinka virusinėms infekcijoms, pavyzdžiui, gripo atvejais, ir kurioje vietoje išsikreipia ta informacija, kol neateina iki pacientų? Aš manau, kad informacijos yra pakankamai, kad bakterija žudoma antibiotikais, virusų antibiotikai neveikia. Bet aš manau, kad pagrindinis dalykas yra baimė. Virusinės infekcijos tikrai jos gali komplikuotis bakteriniam infekcijom ir žmonės nenori sirgti, tai yra normalu ir atsiradus baimiai pradeda galvoti, kad jeigu aš gersiu antibiotikus iš anksto, vadinasi, nesvystys jokios komplikacijos. Iš tikrųjų, tai yra visiškai netiesa, tą mes labai gražiai pamatėm COVID pandemijos metu. Žinom, koks tai buvo periodas, visi gyvenom tikrai dideliam strese, nežinojom, kaip bus ir atrodęs tai vaizdas labai paprastas, kadangi man teko dirbti COVID reanimacijoje, tai visi ligoniai, kurie atvažiuodavo pablogėjus COVID eigai, 100% jau buvo vartoję antibiotikus, kas būtų, jeigu būtų. Mes reanimacijoje ligonius jungdavom prie kvėpavimo aparato ir nutraukdavom visus antibiotikus. Ir dabar yra diskutuojama, ar toks didelis mirštamumas nebuvo dėl to, kad buvo pradėti antibiotikai vartoti per anksti, nes atsiradus komplikacijai, mūsų arsenalas antibiotikų jau buvo susiaurėjęs.
Mes nebuvom vieninteliai, tą patį parodė ir pasaulinė statistika. 86% COVID sergančių pacientų gaudo antibiotikus, kai jų reikėjo 13%. Tai tęsiant jūsų šitą mintį, sakykit, kokiasgi dažniausias klaidas daro pacientai vartodami antibiotikus? Aš manau, kad šitoje vietoje mums reikėtų išskirti ne tik pacientų, bet ir gydytojų klaidas. Deja, taip yra. Pacientai, kaip ir sakiau, yra kartais valdomi baimės, kartais galbūt nežinojimo, bet su šiuolaikiniam technologijom turbūt, kad informaciją galima gauti, tik ar jinai teisinga. Visi dabar kalbam apie dirbtinio intelekto konsultacijas sveikatos klausimais. Reikia suprasti, kad dirbtinis intelektas tikrai neįvertins jūsų kiekvieno asmeninių savybių, lydinčių ligų ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau pastebėti ir gydytojų kai kurias klaidas, nes ypač ambulatoriniai grandy gal yra sunkiau sekti tą pacientą, negu mums sekti pacientą ligoniniai. Gal tikrai yra ligonis turintis daug ligų ir yra baimė, kad jis pablogės ir tada padaroma tokia meškos paslauga. Aš paskirsiu, o gal viskas bus gerai. Bet yra labai geras ekologijos dėsnis, niekad niekur nedingsta, viskas lieka čia ir už viską reikia susimokėti. Vieną kartą išsisprendėm problemą, antrą, kai ištiks didelė bėda, mes tiesiog būsim išjungę iš mūsų arsenalo įprastinius vadinamus antibiotikus ir turėsim naudoti taip vadinamus rezervinius, kurie yra skirti jau rezistentiškų bakterijų sukeltom infekcijom gydyti. Jūs dirbote tokiame skyriuje, kur daug įvairių dalykų nutinka susijusių ir su antibiotikais, ne? Kaip realiai atrodo atsparių bakterijų problema intensyvios terapijos skyriuje? Juk dažnai girdime įvairių pasakojimų, kad paskyrė ten 2, 3 antibiotiką, bet niekas čia neveikia. Tai ką jūs matote skyriuje? Tai yra tikrai kasdienė jau mūsų problema. Jeigu mes prieš kokį 10 metų dar galėjom kalbėti, kad tai vyksta kažkur, tai dabar tikrai nemaža dalis pacientų jau infekcijos yra sukeltos įprastiem antibiotikam atsparių štamų. Ir tokių pacientų gydyme tikrai reikia labai daug žinių. Labai dažnai man tenka susidurti ir netgi iš medikų tarpo arba žmonių, kurie dirba medicinoje, bet neturi medicininio išsilavinimo, kad tai antibiotikai, tai yra bazių bazė, jūs tą išmokote universitete. Tai yra viena iš labiausiai besikeičiančių medicinos sričių ir žinių atnaujinimas yra be galo reikalingas. Tai, kas buvo prieš 3 metus, gali visiškai nebetikti šį kartą. Todėl tų žinių atnaujinimas reikalauja tikrai pastoviai medicinos literatūros skaitimo ir įdiegimo kasdieniniam darbe. Reanimacijai, kai mes gydome tuos sunkius ligonius, visgi mes dirbame kaip komanda. Ir antibiotikų klausimais turbūt kiekvieną dieną man tenka konsultuotis su kolegomis, gydytojais mikrobiologais, kurie mums išaugina tas bakterijas, nustato jų jautrumą antibiotikam, gydytojais chirurgais, kurie padeda kontroliuoti infekcijos židinį, infekcinių ligų gydytojais. Šiuo metu mes ligoninėje vykdome labai didelį projektą kartu su Higienos institutu, tai būtent antibiotikų valdymo strategijos įkūrimas. Ir mes dabar kūrėme pagalbinės priemonės visiems gydytojams, kad jiems būtų lengviau naudotis mūsų turimomis žiniomis. Tai šitam projekte dirba 7 specialybių gydytojai ir patį projektą jame dalyvauja 15 žmonių ir patikėkit, darbo yra labai daug. Mūsų stebintiems noriu tiesiogiai stebintiems transliaciją noriu priminti, kad jeigu turite klausimų, galite juos užduoti, o mes tęsime pašnekesį. Kokiosgi bakterijos šiuolaikinėme pasaulyje gydytojams kelia daugiausiai nerimo dėl atsparumo antibiotikams ir kokias ligas jos sukelia? Kodėl būtent jos kelia didžiausią nerimą? Ar medikai vartoja terminą superbakterijos? Superbakterijos terminas egzistuoja, tačiau medikai dažniausiai šalia bakterijos vardo prideda 3 raides. Tai yra 3 variantai. Jeigu prie bakterijos pavadinimo yra pridėtos raidės MDR, angliškai tai reiškia multidrug resistant, daugelio antibiotikų atspari, tai vadinasi, kad ši bakterija yra atspari 2-3 įprastiniam antibiotikam, kuriuo mes gydytum šitą infekciją. Sekantis 3 raidės yra XDR ir čia jau atsiranda didelis klaustukas, nes arsenale mes turime tik tai 1-2 antibiotikus,
kurie dar gali veikti tą bakteriją. Blogiausias scenarius – PDR, PANDR, reiškia atspari visiems žinomiem antibiotikam ir tai nėra kažkokia egzotika, tikrai tokių pacientų yra. Tokioje situacijoje mes stengiamės naudoti antibiotikų kombinacijas, bet žinoma, kad tokių ligonių prognozė ir galėjimas juos išgydyti tampa labai dideliu iššūkiu. Kokias ligas sukelia? Dažniausiai tai yra sunkios su ligoninė susijusios infekcijos, nors ir visuomeniai, sakykime, pneumokokai, apie kurių vakcinas turbūt ne vienas vyresnio amžiaus žmogus yra girdėjęs, jau yra visuomeniai atsparus įprastiniam penicilinui, nors tai dar nėra labai didelė problema, bet jau tokių pacientų pasitaiko. Tačiau ligoninėje, jeigu įvyko operacija, įvyko kažkokia infekcinė komplikacija, deja kiekvienoje ligoninėje tai bus bakterijos, kurios yra atsparios antibiotikams. Žinot, jūsų klausant, toks ateina jausmas, kad mes turim globalią grėsmę kylančią šiuo metu, gal nekylančią, egzistuojančią. Ką antibiotikų atsparumas reiškia pasauliui? Ar tikrai galime grįžti į laikus, kai paprasta infekcija gali tapti mirtina? Na ir gal pavyzdžių galite pateikti, kokios lygos ateityje gali kelti labai didelių iššūkių? Šiaip tai yra viso pasaulinė problema. Jeigu pasižiūrėsim statistiką, tai yra paskaičiuota, kad per metus 1,27 milijonai žmonių miršta dėl to, kad jie serga liga sukelta atsparia bakterija. 5 milijonai mirčių yra taip pat siejama su kažkokia tai rezistentiškumo antibiotikam. Tai yra pasaulinė statistika. Skaičiuojama, kad per sekančius 25 metus dėl šios problemos žus 39 milijonai žmonių. Tai vadinasi, problema yra tikrai globali ir jos sprendimui yra vis daugiau dedama kažkokių tai pastangų ir tos pastangos yra ne tik naujų antibiotikų kūrimas, ne tik tai gydytojų mokymas, ne tik tai paskaitos apie naujus antibiotikus ir jų galiojimas, naudojimas klinikiniai praktikoje, bet ir stengiamasi naudotis visomis kitomis priemonėmis. Tai nuo ko priklauso rezistentiškumas ir į ką kreipia visas pasaulis dėmesys, tai numeris 1. Kuo mažesnis bereikalingo antibiotikų vartojimas. Tikrai naujiena gydytojam ir kai man tenka konsultuoti gydytojus, labai dažnai tenka kalbėti apie tai, kad mes judam į personalizuotą mediciną, pritaikytą pacientui ir antibiotikų kursai, kurie anksčiau buvo 10-14 dienų, labai drastiškai trumpėja iki 5-7 dienų. Ir kai kuriem tikrai žmonėm tai yra sunku priimti, nes jeigu tu paskiriai tinkamą antibiotiką, tinkamų laikų, 5-7 dienos yra tas laikas, kai tikrai jisai suveiks ir ligoniui padės. Žinoma, yra tokių ligų, kur tikrai gali tekti antibiotikus vartoti ir pusę metų, ir metus, bet tai yra jau pakankamai išskirtiniai atvejai ir išskirtinės lygos. Įprastinė infekcija 5-7 dienos ir tada mes tarėmės ar antibiotikus nutraukti. Trečia, pati lengviausia atrodytų valdymo galimybė, tai yra higiena. Rankų higiena. Tai yra didžiulis galvos skausmas visame pasaulyje. Neseniai teko būti stažuotėje Kiolno universitetinėje ligoninėje ir mes pamatėm, kad jie susiduria su lygiai tą pačią problemą. Jeigu žmogus dirba ligoninėje, pasirinko mediko specialybę, dėja, lakuotus nagus, žiedus, laikrodžius ant rankų ir baltą chalatą ilgomis rankovėmis turi pamiršti. Prie kiekvieno paciento turime liestis dezinfekavę rankas. Prie pacientų, kurie serga infekcija, turime liesti su pirštinėm ir chalatai ir aprangos turi būti keičiamos kiekvieną mielą dieną, kad tik nebūtų bakterijų perdavimo, nes jos yra be galo gudrios. Kai reanimacijoje guli ligonis ir mes jį iškeliam, šita vieta yra uždaroma ir valoma specialiais dezinfektantais, purškiami visi įmanomi paviršiai, netgi lubos, netgi sienos, nes bakterijos gali įsikurti bet kur ir kartais mažiausio puodelio padavimo nuo paciento spintelės į lovą gali reikšti bakterijų pernešimą. Tai va čia sąmoningumo tikrai reikia ne tik iš medikų, bet ir iš pacientų. Jeigu jūs aptarnauja gydytojas,
ant kurio rankų yra 4-5 žiedai, tai žinokit, kad tie žiedai yra aplipę bakterijom ir jos gali patekti pas jūs. Aš manau, kad šitoje vietoje yra pats lengviausias dalykas. Atėjai į darbą, susitvarkiai savo rankas, pasirašai darbo vietą, laisvalaikiu mes galim puoštis taip, kaip mes norime. Paskutinis dalykas, kurį irgi labai kvestionuoja, tai yra antibiotikų vartojimas nemedicinoje. Ir ES kiekvienais metais skaičiuoja, kiek antibiotikų yra suvartojama mėsos gamyboje, daržovių auginimui ir taip pat buities higienoje. Jeigu jūs nusipirkote kažką namuose, ką jūs valysite, plausite rankas muilą ir ten yra pridėta žodis antibakterinis, vadinasi viduje yra speciali medžiaga biocidas. Jeigu pas jūs namuose tokių priemonių yra dauguma, tai reiškia, kad jūsų bakterijos, kurios yra ant jūsų, jumyse, jau yra išmokytos atpažinti kai kuriuos antibiotikus. Tai tie produktai yra skirti tokiu atveju, kai namuose yra sunkus ligonis, sergantis onkologinė liga, po chemoterapijos, po transplantacijos, kur yra vadinamos imunosupresinės būklės, kai imunitetas nėra adekvatus išlaikyti tą pusiausvyrą. Tačiau jeigu namuose yra tik tai sveiki žmonės, tokių produktų namuose neturėtų būti. Na, iš tiesų, turbūt pirmas dalykas, kurį padarysiu grįžusi namo, tai patikrinsiu turimas savo priemonės. Gydytoja, ar dažnai pasitaiko situacijų, kai patys pacientai, žmonės, jie prašosi ir reikalauja antibiotikų, sako, dėl viso pikto, kad neįsibėgėtų ir būtų čia, žodžiu, užkirstas kelias ligai iš karto? Tikrai taip. Tikrai taip dažnai prašo ir ypač jeigu tai yra bent kažkiek su medicina prisilietę žmonės, visi žino tokį terminą kaip rezerviniai antibiotikai. Tai rezerviniai antibiotikai, jų sąrašas tikrai yra ganėtinai trumpas. Jie yra skirti ypatingai atsparių infekcijų gydymui ir pavyzdžiui šiuo metu ligoninėje tai gali būti paskirta tik tai su antibiotiko komiteto nario pritarimu. Kai gydantis gydytojas, mes susitinkam, apžiūrim kartu ligonį, apsitarėm gydymo alternatyvas ir tada tas yra dokumentuojama aiškiai nurodant trukmę. Tačiau visuomeniai ir net medikų tarpe išgirsti dažnai tokią frazę – geras antibiotikas ir blogas. Šiaip antibiotikai nėra geri ir blogi. Yra tinkantis tai situacijai ir netinkantis. Pavyzdžiui, senas geras penicilinas, kai kuriom bakterijų sukeltam streptokokiniai plaučių uždegimui yra išlikęs nuostabus antibiotikas, kuris veikia puikiai. Taip pat jį galima naudoti kai kurių rūšių meningito gydymui ir efektas tikrai bus puikus. Tai kai tie žmonės ateina ir prašo, paskirkit man antibiotiką, aš bijau, aš visada sakau, kad aš irgi bijau. Bijokim kartu, bet tai nėra raminantis vaistai. Mes turim sekti ligonio būklę, turime įvertinti, ar yra tikrai čia infekcija. Ir dabar, pavyzdžiui, aš kaip mokau ir studentus, ir gydytojus, pirmas klausimas prieš paskiriant antibiotiką yra ne kažkokie kraujo tyrimai, nes mes neturim nei vieno idealaus kraujo tyrimo, kurį padarau ir 100% pasakau, taip yra bakterinė infekcija. Infekcija iš niekur neatsiranda. Pirmas klausimas, kur yra infekcijos židinys? Jeigu tai yra plaučių uždegimas, aš turiu matyti pokyčius rentgeno nuotraukai. Jeigu tai yra, sakykime, pilvo kažkokia problema, tai tikrai chirurgas apžiūros metu man galės pasakyti, kad taip yra. Jeigu tai yra kažkokia širdies infekcinė liga, širdies echoskopijos metu, tikrai bus pasakyta, kai aš turiu įtariamą infekcijos židinį, aš tada jau remiuosi tyrimais, bet aš remiuosi visą tyrimų paletę. Kaip minėjau, ne vienas tyrimas, 5-6. Bet nieko nėra geriau už paciento apžiūrą. Karščiuoja, nusilpęs, blogai jaučiasi, gali įvardinti tai lygai būdingus simptomus. Ir čia turbūt noriu vėl pasakyti, yra toks tyrimas C-reaktyvus baltymas. Visuomeniai dažnai žinomas trumpiniu CRB. Jį išmoko atpažinti jau ne tik medikai. Tai yra dalykas, kuriuo anksčiau tikrai labai remdavomis, diagnozuodami infekciją. Bet jis padidėja į bet kokią tai minimalią intervenciją. Jūs įsipjovėt pirštą, C-reaktyvus baltymas gali padidėti. Jūs turit virusinę infekciją, ko negydysim antibiotikais, jis taip pat šiek tiek padidės. Todėl vėl norėčiau pasiūlyti neinterpretuoti vieno tyrimo, bet vertinti paciento būklę, simptomus, karščiavimą ir surasti, kurgi yra tas infekcijos židinys. Pagal tai mes ir parinksim,
ar reikia antibiotikų, ar nereikia, kokių reikia, kiek ilgai reikia ir taip toliau. Dažnai girdime, kad antibiotikai gydo vieną ligą, bet gali pakenkti kur nors kitur. Tai kokį poveikį antibiotikai daro žmogaus organizmui, be to, kad kovoja su bakterijomis? Žinot, kaip ir su visais vaistais. Kai reikia, tai reikia gydyti ir pasieksim efektą. Tačiau, kalbant apie antibiotikus, jie tikrai turi nepageidaujamų reakcijų, kaip ir kiekvienas vaistas. Šiuolaikiniai medicinoje mes neturim nei vieno 100% saugaus vaisto, kuris nesukels nepageidavimų reakcijų. Vitaminas C gali sukelti nepageidaujamas reakcijas. Taip, tikrai tai žaloja virškinamą traktą, nes visi mes gyvenam su savo žarnyno mikroflora, kurią mes įgyjam per 5 mūsų pirmo gyvenimo metus. Deja, šitoje vietoje noriu nuvilti. Mūsų kiekvieno žarnyno mikroflora yra mums asmeniškai būdinga. Pagal ją mes galėtume nustatinėti tapatybę, kaip pagal pirštų antspaudus arba rainelės skenavimą. Tai mitai apie probiotikus, gerąsias bakterijas, antibiotikų terapijos metu yra tikrai mitai. Mes neturime nei vieno klinikinio tyrimo su didžiausiu tyriamųjų skaičiumi. Paskutinis tyrimas, kuris buvo išleistas, 12 000 tyriamųjų, neparodė jokios įtakos gerųjų bakterijų žarnyno mikroflorai. Tuo metu, kai vartojami antibiotikai. Po antibiotiko kurso, jeigu žmogus turi nemalonius simptomus, taip, toj vietoj gali padėti kuriam laikui gerosios bakterijos. Bet kiekvieną kartą, kai aš matau reklamas, nei vienos antibiotiko dienos be gerųjų bakterijų, man yra labai liūdna dėl visuomenės klaidinimo. Taip pat antibiotikai gali veikti paciento kaulų čiulpus, užslopinti leukocitų, eritrocitų gamybą. Tai tikrai nėra labai dažnai. Tai yra dažnis mažesnis negu 1% pacientų. Taip pat kai kurie antibiotikai gali duoti sąmonės sutrikimus, bet tai irgi dažniausiai ši nepageidavima reakcija siejasi su vyresnio amžiaus pacientam, kurie jau turi demencijos ar kitų neurologinių ligų. Taip pat turim keletą antibiotikų, kurie yra rezerviniai, bet juos paskyrus beveik visada galime tikėtis vienokio ar kitokio inkstų pažeidimo ir šitoje vietoje tu pradedi sverti, kas yra svarbiau. Ar išgelbėti ligonį ir turėti inkstų pažeidimą, ar visgi stengtis išvengti. Tai kai kurie antibiotikai todėl ir įtraukti į rezervinius, kad būtų galima gydyti pacientus kuo saugiau. Gydytojas jau pokalbio pradžioje minėjote skaičių apie klinikinius tyrimus, tiesa atliekamus su antibiotikais. Mano klausimas kitas susijęs su šią temą. Mes vis girdime apie naujos kartos antibiotikus. Tai ar jų kūrimas spėja vytis bakterijų mutacijas? Deja ne. Deja nespėja ir mes nuo 2005 metų esame turbūt visam pasaulyje medikai kalbame apie antibiotikų vakuumą. Nes nuo 2005 iki 2020 metų mūsų arsenale atsirado tik tai vienas naujas antibiotikas ir tai buvo perdarinys iš seno gero tetrациklino. Kadangi tai yra visa pasaulinė problema, dabar yra begalės iniciatyvų, kad tų antibiotikų kūrimui būtų finansuojami. Tačiau reikia atsiminti, kad kiekvieno vaisto atradimas nuo pirmos idėjos, kuri kyla mokslininko galvoje, kaip aš galėčiau padėti pacientui, šita trukmė yra 15 metų. Vadinasi, tikrai mes turėsime dar kurį laiką lukterti. Tikrai mokslininkai dirba. Tikrai yra bandoma kurti ne antibiotikus, bet dar ir kitokias pagalbinės priemonės. Tačiau kol kas nei vienas iš tų būdų nėra panikuotas 100% sėkmė. Vėlgi mes jau truputėlį, tiksliau jūs jau kalbėjote apie tam tikras prevencinės priemonės, higieną. Tai gal pratęskime, ir apie medikus šnekėjote, bet ir tos paprastuosius ir pacientus, ir dar ne pacientus, arba nebūsiančius pacientais. Kiek higiena, skiepai ar sąmoningumas gali sumažinti antibiotikų vartojimo poreikį? Ir ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti? Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų gali ką padaryti, tai išmokti kiek įmanoma sveikai gyventi. Deja, labai dažnai girdžiu kalbas apie imuniteto stiprinimą, imuniteto gerinimą ir vėl turbūt nuvilsiu visuomenę,
Mes neturime šiuolaikiniai medicinai nei vieno vaisto, kuris gerintų jūsų imunitetą. Imunitetą gali gerinti tik tai sveikas gyvenimo būdas, aktyvi fizinė veikla, normalus gyvenimo režimas, kai yra skiriama pakankamai laiko poilsiui, stengiantis išlaikyti savo normalią gyvenseną ir sveikatą. Tai taip, jeigu jūs laikotės tokių principų, tikrai jūs padedate be galo daug. Apie namuose naudojamą chemiją jau kalbėjau, manau, kad ne vienas peržiūrės, ką turi namuose. Ir dar kartą, rankų higiena. Rankų higiena kiekvieno žmogaus tai yra ir pareiga, ir galimybė apsisaugoti. Ir pagaliau išlipti iš tos baimės. Tikrai nei vienas gydytojas nenori pakenkti pacientui. Jeigu jis pasakė, kad antibiotikų nereikia, patikėkite juo. Tikrai neieškokite papildomų konsultacijų, neskaitykite ChatGPT patarimų, kaip aš sakiau, jie tikrai neįvertins visos būklės ir tikrai pasistengkite suprasti, kad gerklės skausmą, peršalimo ligas, kosulį, netgi bronchitą 90% atvejų sukelia virusai ir antibiotikai jums tik pakenks. Jeigu bus tarpusavio pakankamas bendravimas tarp gydytojo ir paciento ir pasitikėjimas, aš manau, kad mes šitą problemą tikrai kažkiek pajudinsim. Na ir vėlgi tęsiant labai gražiai tos mintis jūsų liejasi iš vieno klausimo į kitą, tai jau visai pabaigai. Paskutinis toks išklausimas gydytoja. Jūs kaip gydytoja, ką jūs matote? Ar pacientai vis dėlto linkę pasitikėti gydytojo sprendimu, patarimu, ar vis tiek dažniausiai dar nori pasiklausti interneto patarimo, kaimyno, draugo ir panašiai? Aš manau, kad pasitikėjimas medikais po truputį didėja. Ir žinoma, kad tai yra abipusis pastangos, kad būtų tas pasitikėjimas ir iš medikų pusės. Tai skirti pacientui laiko, išklausyti, sugebėti paaiškinti, išmokti paaiškinti ne medicininiu žargonu, bet taip, kad suprastų kiekvienas žmogus, kas yra. Ir taip pat iš pacientų pasitikėjimas, manau, po truputėlį didėja. Tikrai dirbtinis intelektas yra be galo galingas įrankis ir mes jį tikrai medicinoje įdarbinam ir manau, kad ateityje dar įdarbinsim. Bet net ir jis negali pralenkti gydytojo žinių. Ir aš siūlyčiau, ypač mes žinom, kad jaunoji karta linkusi į technologijas, pasiskaityti tikrai galima, bet tai neturėtų būti 100% sprendimas, nes yra tekę matyti pacientų, kurie jau ateina su sąrašu, pageidavimu ir vaistų ir 99% šitam sąraše bus antibiotikai, nors jų jiem ir nereikia. Žinot, po šiandienos pokalbio, kuris iš tiesų tiesiog praskriejo lyg akimirką, nes labai įdomu buvo, tai norisi raginti tikėti medikais, pasitikėti jų sprendimais, prisimti atsakomybę už tai, ką mes galim padaryti patys, na ir suprasti, kad šis vaistas yra ir labai didelis ir galingas ginklas, bet tuo pačiu gali būti ir grėsmė. Tai šiandien dėkojame Jums, kad atėjote, dėkojame tiems, kurie mūsų žiūrėjo ir klausė. Ir priminsiu, kad šiandien mes iš Santaros klinikų kalbėjome apie antibiotikus su Santaros klinikų anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centro gydytoja anesteziologė, reanimatologė, klinikinės farmakologijos skyriaus vedėja, daktarė Ingrida Lisauskienė. Ačiū Jums.